Labas ir sveiki sugrįžę arba sveiki atvykę į mano kanalą. Jeigu čia esi pirmą kartą, aš esu Aistė ir čia kalba apie knygas. Tai nėra nei leidinių, nei leidyklų reklama, tai yra tiesiog mano hobis, kurio noriu pasidalinti kartu su jumis. Tai čia šiame kanale rasi viską nuo skaitimo vlogų iki knygų rekomendacijų ir nerekomendacijų, žvalgų ir viso kito. Tikiuosi, kad tau bus smagu, prisijungsi, paspausi subscribe, prenumeratos mygtuką ir tai padėsi mano kanalui augti. O šiandien taip iš tikrųjų atmosferiškai, su smilkalais ir labai skania arbata mes pakalbėsim apie tokią knygą, kuri man pasirodė šiaip savo. Pradėkim nuo arbatos, tai šį kartą aš geriu labai skanią arbatą iš Skonis ir kvapas ir ji vadinasi Saulės spindulių arbata, tokia su apelsinų skiltelėm ir dar įvairiais čia vaisiais. Nereali arbata, iš tikrųjų tiesiog labai netikėtai. Vieną kartą buvau dienos išvykoje į Klaipėdą ir užsukau ten į tokią arbatinę. Ir ten užmačiau šitą arbatą ir kažkaip suviliojo mane, paragavau ir tai buvo pati skaniausia mano gyvenime gerta arbata, tai nusipirkau ir vis dar jas turiu ir geriu. Ir mačiau, kad internete galima jas įsigyti iš Skonis ir kvapas parduotuvės. Ne reklama, čia yra tiesiog mano nuoširdi rekomendacija, nes jūs net neįsivaizduojat, kaip nuo vieno puodelio visi mano namai užkvempa tokiais apelsinais, tokia vasara, citrusais, tokia tiesiog saulėta energija, todėl ir vadinasi arbata Saulės spindulių. Tai gersiu šiandien čia arbatą, uždegiau savo smilkalinę, kuri jau po truputį pradeda pasirodyti savo grožiu. Tai tokie kriokliukai smilkalų bėgs, turbūt pamatysit kažkada šio video metu. Na tai apie kokią knygą mes šiandien kalbat, jūs turbūt jau žinot iš viršelio šio video ar pavadinimo šio video, bet tai yra knyga Po magnolijomis. Ir aš tikėjausi iš šios knygos tikrai daug daugiau negu gavau. Knygos viršelis skelbia, kad tai yra Ten, kur gieda vėžiai skaitytojams, autentiškas ir iš širdies griebiantis romanas. Ir aš jau skaičiau Ten, kur gieda vėžiai ir man labai patiko ši knyga ir aš tikėjausi kažko panašaus ir iš šios knygos. Ir nors ši knyga iš tikrųjų labai panašiai yra į knygą Ten, kur gieda vėžiai, tačiau nemanau, kad galima jas tarpusavyje lyginti, nes Ten, kur gieda vėžiai tikrai mano nuomonė yra labiau verta dėmesio nei ši. Tai daug aš čia visko prisirašiau, iš tikrųjų kažkaip labai norėjosi apie šią knygą užsirašyti mintis, tai daug turiu tokių minčių ir apmąstymų, tai apie viską šiandien ir pakalbėsim. Gerai, Po magnolijomis knyga iš tikrųjų nėra kažkokia bloga knyga. Ji yra tikrai gan įdomiai ir gražiai parašyta ir tikrai tekstas gan lengvai skaitosi ir šią knygą man skaityti buvo tikrai lengva, įdomu, įtraukiantis turinys, tačiau jis, mano nuomonė, bent jau turėjo minusų tam tikrų. Ir jokiais būdais aš nesakau, kad ši knyga yra bloga ar neverta dėmesio. Manau, kad tikrai, jeigu jums patinka romanai apie sunkias šeimos istorijas, tai tikrai ši knyga turėtų patikti, kadangi Po magnolijomis turinys yra apie vienos šeimos istoriją. Pagrindinė šios istorijos veikėja yra vyriausia iš 7 vaikų šeimos mergina vardu Ostina. Ši šeima gyvena 1980 metais Amerikoje ir tai šeima, kuri gyvena fermoje, jie nėra ypatingai turtingi, jie yra tabako fermeriai, augina tabaką ir jį parduoda. Ir ši knyga tiesiog pasakoja šeimos istoriją, tokia tragiška šeimos istorija, kurioje įvyksta nelaimė ir kaip toliau šeima bando susitaikyti su ta nelaimė, kaip bando gyventi toliau siekti, toliau rasti tą gyvenimo prasmę ir kažkaip tą liūdesį ir gedulą įpinti kartu į džiaugsmą ir matyti gyvenimą toliau ir kažkaip persiprogramuoti. Kadangi ant knygos nugarėlės rašo apie tą nelaimingą įvykį, tai manau, kad galėjau pasakyti. Tas nelaimingas įvykis yra tiesiog mamos mirtis. Ir tuomet šeimoje lieka 7 vaikai, iš kurių 2 yra visiškai kūdikiai, o vyriausia šeimos mergina Ostina yra 13 metų. Tačiau šeimai gyventi nėra lengva. Aišku, toks įvykis tikrai yra sukrečiantis ir tikrai paveikia
visos šeimos dinamiką ir gyvenimą ir tikrai išlieka kiekvieno šeimos nario širdyje visam gyvenimui ir tiesiog turi su tuo susigyventi. Tačiau, kai dar ir tėtis šeimoje turi tam tikrų problemų ir vaikai turi vienas kitu pasirūpinti, o tie vaikai dar net patys nėra paaugliai, jie visi yra tiesiog vaikai, tai tiesiog vyresni vaikai turi rūpintis mažesniais vaikais, tai tuomet situacija tikrai tampa nedovanotina, sunki ir tikrai niekam tokios situacijos nelinkėčiau. Tai toks ir yra pagrindinis knygos turinys. Kai tik pradėjau skaityti knygą, iš pradžių pirmas kelias skyrius šiek tiek pasimetus buvau, kadangi daug veikėjų yra šios knygos, kaip jau ir supratot, 7 vaikai, tėtis, taip pat yra ir antraeiliai veikėjai, kurie yra gan svarbu šioje knygoje, tai daug veikėjų labai staigiai yra tiesiog parodomi ir man sunku gan buvo įsiminti, kuris veikėjas ką reiškia šiai knygai, bet toliau skaitant pradedi labiau pažinti kiekvieną tą veikėją skirtingai ir juos išskiria ir tada viskas pasidaro daug lengviau. Įdomus faktas yra šios šeimos vaikų vardai. Jie visi yra pavadinti kažkokiais tai miestais Amerikos, tai pagrindinė veikėja Austin angliškai, ir visi kiti vaikai taip pat yra pavadinti pagal kažkokį tai Amerikos miestą. Tai gan toks įdomus ir gan netikėtas turinio toks trupinėlis. Bet skaityti knygą yra tikrai pakankamai lengva, čia yra labai daug skyrių ir kiekvienas skyrius yra maždaug 20-30 puslapių. Tai nesunku yra tiesiog paskaityti vieną skyrių, kuris papasakoja kažkokį tai įvykį pagal tai, kaip skyrius yra pavadintas. Puslapiai tikrai greitai verčiasi, pats turinys nors ir yra gan rimtas emociškai, tačiau nėra kažkoks labai pribloškiantis, pritrenkiantis ar sunkus, kad negalėtum toliau skaityti ir reiktų tiesiog rimtai įsigilinti į tekstą. Čia yra daug kalbama apie pagrindinę tą veikėją Austiną, kaip ji turėjo perimti mamos vaidmenį, pasirūpinti šeima, kokie jos yra išgyvenimai. Tai daugiausia buvo skiriama tam, aišku, yra kalbama ir apie kitus vaikus, kaip jiems yra sunku būti be mamos, kaip tėčio liga veikia visą šeimą, nes tėtis turi psichologinę ligą. Ir iš pradžių mes tiesiog pamatom to tėčio elgseną, bet mums nėra paaiškinama, kas tam tėčiui yra. Ir galima tiesiog spėlioti. Aš nuo pat pirmų jau tėčio tų psichologinių tokių psichozinių epizodų supratau, kad turbūt jis turi bipolinį sutrikimą, bet kadangi turinys yra 1980-uosiuose, tai niekas tais laikais dar nemanau, kad žinojo apie tokį dalyką kaip bipolinis sutrikimas ir nelabai kalbėjo iš vis apie psichologinės ligas. Tai tėtis taip pat yra ir dar pastorius. Tėčio ta asmenybė man buvo tikrai labai įdomi, kadangi jis ir viduje turi kovoti su demonais ir kaip ir skelbti žmonėms Dievo žodį ir jis turi pasirodyti tai bažnyčioje ir vesti mišes, bet tuo pačiu jis ne tik, kad išgyvena šeimos tragediją, bet ir savyje turi psichologinių išgyvenimų. Tai tėčio asmenybė buvo gan tikrai tokia dinamiška ir netipiška ir taip dažnai skaitant pyksti ant to tėčio, kad jis negali pasirūpinti vaikais, kad jis taip elgiasi, kaip nedera, kad kodėl jis neprašo pagalbos, bet visada reikia prisiminti, kad čia yra rašoma apie senesnius laikus. Ir aišku, toliau ties knygos vidurį, ties knygos pabaigą jau išaiškėja daugiau, kokią vis dėlto problemą turi tėtis ir kaip po to jis gyvena, jau žinodamas, kad turi tokią problemą. Kaip jau minėjau apie tai, jog tėtis yra pastorius, tai ši knyga yra tokia prisotinta krikščioniškos, tos Dievo pusės, daug yra kalbama apie Dievo valią, apie maldas, apie ėjimą į bažnyčią. Tai gan stipriai yra turinys susijęs su šia tematika, tačiau tai neperina į pirmą planą, nes vis tiek labiausiai yra kalbama apie tiesiog kaip žmonės bando susitaikyti su tokia nelaime. Tai viskas būtų gerai su šia knyga, man patiko ją skaityti, man iš tikrųjų pradžioje turinys buvo labai įdomus, kol neatsirado vienas veikėjas šioje knygoje. Ir tas veikėjas buvo susijęs su meilės linija šios knygos. Ir tada man viskas nuvažiavo žemyn,
nes labai lėkšta ir labai taip tipiška ir jau 100 kartų matyta meilės situacija buvo šioje knygoje. Kai kažkoks turtingas vaikinas, kuris nenori savo turtų, jis nenori būti tas turtuolis, jis nori to paprasto gyvenimo ir jis įsimyli merginą, kur yra visiška vargšiukė, neturi nieko ir atrodo visiškai tokios priešingybės. Tokie santykiai yra šioje knygoje. Ir iš pradžių, kai Ostina pradėjo bendrauti su tuo vaikinu, kurio vardas Vansas, aš galvojau, kad čia bus tokie enemies to lovers, kai bus priešai ir po to įsimylės vienas kitą, nes iš tikrųjų pradžia jų bendravimo buvo būtent tokia. Ir aš iš tikrųjų nuo pat pirmo sakinio, kai buvo pasakojama apie Vansą, man jis jau nepatiko. Ir žinau, čia turbūt kontroversiška bus, nes tikrai manau, kad daug kas skaitė šią knygą, kaip tik patiko Vanso vaidmuo, kadangi jis yra tas žmogus išgelbėjantis šeimą ir padedantis tai šeimai ir Ostinai ir ta meilė tokia, kur nereikia man tavo turtų, tavo materialių dovanų, man reikia tik tavo meilės, o iš kitos pusės Vansas, kad ir turtingas, bet jam nesvarbu, kad Ostina yra iš tikrųjų vargingos šeimos ir ūkininkų šeimos ir net negali studijuoti universitete ir kažkur, bet jam svarbu tik tais ta mergina. Tai 100 kartų girdėta yra ši istorija. Ir man būtų daug labiau patikusi visa knyga ir turinys, jeigu arba tos meilės linijos iš vis nebūtų buvę, arba ji būtų kitokia. Bet čia tik mano asmeninė nuomonė, čia todėl man ši knyga ir nebuvo tokia įspūdinga ir todėl man labiau patiko Ten, kur gėda vėžiai, nes nors ir anoje knygoje ta meilės istorija taip pat tokia banguota, vingiuota ir įdomi, bet čia man pasirodė tokia gan lėkšta ir nežinau, ar jos labai reikėjo šiam turiniui. Vėl grįžtant prie pagrindinės veikėjos Ostinos, tai aišku, ji labai stipri asmenybė. Tokia iš karto suprato, ką ji turi daryti ir nepasimetė ir priėmė visą jai šitą gyvenimo duotą išbandymą. Aišku, ji buvo sunku. Tačiau ji stengiasi to neparodyti, ji suprato, kad dabar 6 vaikai yra be mamos, yra be tėčio ir kažkas turės pasirūpinti ir nesvarbu, kad merginai buvo tik 13 metų, kad ji turbūt nežinojo daug dalykų ir tikrai nemokėjo pasirūpinti tais vaikais ir 13 metų vaikas tai dar nemoka nei rūpintis namų ruoša tinkamai, nei pagaminti valgyti 6 vaikam plus tėčiui kiekvieną dieną ir dar dirbti ūkio darbus ir eiti į mokyklą. Tai iš tikrųjų daug labai nukritančios merginos pečių. Tai man patiko gan, kai buvo išpildyta ši turinio pusė ir pati asmenybė Ostinos, nes tikrai tokio stipraus žmogaus tai reikia dar paieškoti ir aš tik lenkiu galvą, kad jie taip elgėsi ir rūpinosi ir praktiškai turėjo per naktį tapti mama, ne tik kad 2 kūdikiams, bet dar ir vyresnio amžiaus vaikams ir juos auklėti ir mokyti ir prižiūrėti, kad jie ir namų darbus paruoštų, ir eitų į pamokas, ir būtų nusiprausę, ir apsirengę, ir pavalgę, ir nieko jiems netrūktų. Tai iš tikrųjų iš tos pusės tai Ostina tikrai didelį pliusą dedu šiai asmenybei, tačiau vis dėlto jie vis tiek buvo paauglė ir jie vis tiek reikėjo tos meilės ir Vansas jai parodė tą meilę ir jį tiesiog išsilydė ir svajoja apie jį visą laiką ir visada, nes taip jau nutinka paaugliams, kai įsižiūri kažkokį tai žmogų, nesvarbu jis tau tinkamas ar ne. Aišku, ši knyga buvo išpildyta taip, kad Vansas ir buvo vienintelis tas žmogus, aišku, atsiprašau, aš čia šiek tiek išduodu turinio. Jeigu šios knygos neskaitote, tai tikiuosi, kad labai manęs nepyksit, kad aš tiek pasakiau, vis tiek daug ko aš neatskleidžiu iš knygos, tačiau ta santykių linija, aš nežinau, kaip kitaip išsireikšti, nes man tiesiog buvo tokia per saldi, per gera ir per lėkšta, bent jau mano nuomonė. Na, o knygos pabaiga, tai aišku, buvo su pabaiga, labai su pabaiga, tai pliusas, bet minusas už tai, kad ji buvo tokia per saldi ir per gražiai, buvo tokia ilgai ir laimingai iš pasakos. Ir nieko blogo su tokiam pabaigom,
tikrai yra knygų, kur tinka tokia pabaiga, nes ir pati knyga būna tokia. O čia kalbama tikrai yra apie sunkius dalykus, kurie buvo norimi užglaistyti per tą tokią tobulą meilės liniją. Ir ta pabaiga buvo tokia tobula, kad jau tobuliau kur nėra. Nes absoliučiai visiems knygos veikėjams viskas baigėsi ne tik kad gerai, bet labai gerai. Ir aišku, aš linkėjau visiems veikėjams, kad tik jiems viskas būtų gerai, išgyvenus tokį įvykį ir turint tokią vaikystę ir tokią paauglystę ir norisi, kad suaugusiems žmonėms būtų viskas gerai, bet atrodo, kad gyvenime taip tikrai nebūna. Ir nors tai yra knyga, vis tiek kažkaip pradėjus ją skaityti, pamačius tokį gyvenimą, kažkaip norėjusi, kad pabaiga bent jau būtų realistiška, bet nors ir knygos turinys gan ir buvo realistiškas apart tos meilės linijos, bet pabaiga buvo tokia labai pasakiška, tai man čia buvo minusas. Tai kaip ir sakiau, knyga tikrai nėra bloga, turinys tikrai yra įdomus ir nors ir daug kartų girdėtas ir panašus tikrai daug knygų ir daug filmų yra panašaus turinio, tačiau vis tiek knyga skaitėsi gan įdomiai, bet man norėjusi daugiau. Man norėjusi, kad būtų daugiau kalbama apie kitus šeimos narius, apie tuos vaikus kitus, kurie buvo mažesni, kurie įvykus nelaimė buvo ten 3-4 metukų ir po to užaugo į 14-15 metų vaikus ir suaugo. Aš norėjau jų istorijos, kaip jie tai išgyveno. Aš labai norėjau tų naujagimių istorijos, kaip jie suvokia pasaulį, užaugę be mamos ir tokioje būtent šeimoje. Aš norėjau daugiau pamatyti po to tėčio, kaip tėtis jautėsi, aš norėjau pamatyti jo minčių, bet nieko to nesulaukiau, nes apart Ostinos minčių mes kitų veikėjų nematėm minčių, mes matėm tik tais juos iš šono, taip kaip jos matė Ostina ir ką jinai apie juos galvojo. Tai man norėjusi iš tos pusės daugiau. Ir manau, kad turinys tikrai galėjo būti geriau išpildytas, jeigu būtų sumažinta ženkliai ta meilės linija arba panaikinta ir daugiau būtų išpildyta apie kitus šeimos narius, tada būtų tokia pilnavertiška ir, manau, pilnai išpildyta. Bet mano nuomonė tikrai buvo daug turinio iššvaistyta ten, kur nereikia, ir ten, kur reikia, nebuvo suteikta tiek, kiek buvo galėta išpildyti. Turbūt jau pradėjau kartotis, tai manau, kad papasakojau apie šią knygą viską, ką jau galėjau papasakoti. Manau, kad ši knyga tiktų ir paaugliams, nes ta meilės istorija ir šiaip turinys kaip išpildytas, tai tikrai aš paaugliams skirtose knygose net tokį rimtesnį ir atviresnį turinį esu skaičiusi, negu kad buvo jis išpildytas šioje knygoje, tai tokiem 16+ metų žmonėm tikrai ši knyga, manau, patiktų. Jeigu būčiau šią knygą skaičius anksčiau, prieš kokius 4, pavyzdžiui, metus, ar 5, ar kai man buvo 16 metų, tai manau, kad ta meilės istorija, tai tuomet man būtų kažkas wow, tokio pasakiško, bet dabar aš šiek tiek labiau realistiškai šią knygą pažiūrėjau. Tai tikrai knyga nėra bloga, manau, kad daug kas ją galėtų paskaityti ir tikrai mėgautis šią knygą. Aš galbūt čia tiesiog užsikėliau savo per aukštus standartus ir kažko per daug tikėjusi, bet manau, kad labai priklauso nuo žmogaus. Kiek žmogus yra skaitęs, ko žmogus tikisi iš knygos, tai ir jūs, jeigu neskaitėte šios knygos, tai nežinau, čia priklauso tik nuo jūsų, iš to, ką papasakojau, susidarėt kažkokį tai įspūdį apie knygą, tai galbūt suintrigavau, galbūt ir ne, galbūt šią knygą jau skaitėt, parašykit man į komentarus, ar jums patiko, ar nepatiko. Galbūt dabar jau įsidėsit šią knygą į norų sąrašo, galbūt kaip tik išimsit, visada laukiu jūsų komentarų. Tai tikiuosi, kad jums patiko šis video, va kol pakalbėjom, tai ir Smilkalas baigė kuriantis. Tai va, tai ačiū labai, kad žiūrėjot. Nepamirškit paspausti subscribe, jeigu to dar nepadarėt, ir susitiksim kitą mano video. Ate!